Labas, sveikinu su oficialiuoju pavasariu. Su kovo 1 diena pasižiūrime šiandien mėnesio prognozę, kągi žada kovas, į ką kreipti dėmesį, ką žinoti, kokie patarimai jums. Šiandien turėsite vėlgi pasirinkti vieną iš 3 variantų. Pirmasis variantas yra korta judėjimas. Antrasis variantas yra korta vaisingumas. Ir trečiasis variantas yra korta planavimas. Galite pasirinkti vadovaujantį savo intuiciją ir pasirinkdami kortą, arba galiu pasiūlyti kitą variantą, galite pasirinkti pagal savo zodiako ženklą. Pirmoji grupė yra ženklai jautis, dvynys, liūtas ir mergelė. Antroji grupė yra ženklai šaulys, ožiaragis, vandenis ir skorpionas. Ir trečioji grupė yra ženklai žuvytės, vėžys, svarstyklės ir avinas. Taigi pasirinkite vienu ar kitu būdu, o gal ir tuo būdu, ir keliaukite į tą laiką, kuriuo kalbu jūsų grupiai. Iki. Labukas dar kartą tie, kas pasirinko kortą judėjimas. Šitą kortą kalba ne tik apie judėjimą, taip pat ir apie pasirinkimus, apie tam tikrus sprendimus, kuriuos, turėsite turbūt priimti. Tai pasižiūrėkime, apie ką šitie pasirinkimai, sprendimai ir į kurią pusę tas judėjimas bus jūsų. Kovo mėnesį, primenu, kad jeigu pasirinkot pagal zodiako ženklą, tai tada jūsų ženklas yra jautis, dvynys, liūtas arba mergelė. Gerai, tai dabar žiūrime, kokiosgi gyvenimo sritys bus svarbiausios kovo mėnesį, į ką atkreipti dėmesį. Kas svarbiausia, kokios sritys užsikabins ir kokios vėlgi energijos lydės jūs šitą mėnesį. Tai pirmoji sritis, tai yra 9 būstas, kelionės, judėjimas, taip. Gali būti tos kelionės ir iš tikrųjų fizinės kelionės, kita vertus tos kelionės gali būti labiau pažinimo kelionės, labiau kultūrinės kelionės, pasaulėžiūros plėtimo kelionės. Ir šalia mes turim Plutoną, kas man visgi simbolizuoja, kad viena iš pagrindinių sričių gali būti jūsų vidinis augimas, jūsų sąmoningumo plėtimasis, jūsų mąstymo, pažiūrų pakeitimas tam tikrais dalykais. Ir šiaip atrodo, kad iš tikrųjų transformuojatės, kad jūsų mąstysena, jūsų galbūt požiūris į gyvenimą tose vietose, kuriuo atgyvenęs, jisai keičiasi, jisai transformuojasi į tą, kuris yra jums labiau palankus ir su kuriuo gyvenime labiau gautumėte to, ko norite ir būtumėte laimingesnis. Pasižiūrime kitas sritis. Kitas sritis yra partnerystė, meilė, draugystė gali būti, visgi čia man labiau apie partnerystę, apie romantinę partnerystę ir šeimyninius santykius, kadangi šalia turime Vestą, o Vesta yra namų židinio deivė. Tai pagrindinės sritis, kuriuose pajusite tą judėjimą ir kuriuose galbūt reikės daryti pasirinkimus, yra vis tik tai santykiai, šeima, galbūt ir santuoka kai kam. Ir kitas dalykas yra išėjimas iš savo komforto zonos, sugebėjimas praplėsti savo požiūrį, sugebėjimas būti lankščiam. Ne veltui turime šitą kortą, kas tradiciniam taro būtų 2 monetos. Lankstumas, sugebėjimas žongliruoti 2 dalykais, o gal ir daugiau gyvenime, bus tas raktas, iš esmės į lengvesnį ir laimingesnį gyvenimą kovą. Panašu, kad kova prisideda dalykų jūsų gyvenime. Jeigu, tarkim, anksčiau turėjote kažkokį tai gyvenimo prioritetą vieną, panašu, kad kovą pradėsite galvoti, kad gal galite turėti ir daugiau prioritetų, gal galite skirti laiko ir tam, ir tam, ir tam. Ir panašu, kad to laiko užteks, kadangi jausitės toksai, su daugiau motyvacijos, su daugiau įkvėpimų ir su daugiau jėgų. Tai va, tai dabar pasižiūrėkime, ką mums dar konkrečiau papasakos kortos, pasitikriname, paimkime dar kelias kortas šitas. Taip, ką mes turime? Gėlės, turime laimę, labai geras ženklas, ir turime statinę, kuri sako apie tai, kad buvo laikas arba dar ir dabar yra laikas, kai jaučiat, kad lygtais kažko jūsų gyvenime trūksta. Ar tai būtų tam tikri žmonės, situacijos, pinigai ar dar kažkas, ar ne? Bet visgi šalia turime sužydėjimą, turime gėlės ir turime laimę ir toks jausmas, kad
kovą ateis tas suvokimas, kad arba tų dalykų jums ir nereikia, arba galų gale jūs rasite kelią į tuos dalykus ir sugebėsite, juos rasti ir jais pasidžiaugti. Tai tas jausmas toks, tuštumo, neišsipildymo, tarsi gyvenimas gal ir nuskriaudė, tas jausmas pavasaris sklaidosi ir viskas darosi daug ramiau, daug laimingiau ir daug produktyviau. Tai dabar keliausime per atskiras gyvenimo sritis, pasižiūrėsime, kaip konkrečiau. Paimkime meilės santykius. Matėm, kad meilės santykiai jau, panašu, kad viena, kiek čia man kortų. Panašu, kad meilės santykiai viena svarbiausių yra sričių. Taip, su meilė ir santykiais turime kardų tūzą ir saulę, kas rodo, kad iš tikrųjų santykiuose meilė šeimoje ir ypatingai šeima man. Partneris, vaikai, ta galbūt šeima, su kuria gyvenate, šitas vienetas bus jums labai svarbus kovą ir norėsis ir dėmesio skirti, ir praleisti laiko, galbūt ir į kokią kelionę kartu nuvažiuoti. Toks jausmas, skirkite iš tikrųjų tai savo gyvenimo daliai laiko, jeigu ją turite, aišku. Nes gali būti tam tikri dalykai, kuriuos tiesiog galbūt reikia išsiaiškinti, būtent jūsų šeimoje, vardan to, kad dalykai paskiau jau būtų sklandesni, ar ne? Ir turim tūzą, kas simbolizuotų naują pradžią. Bet vėlgi tūzas kardų yra apie požiūrį, apie mąstymą, apie proveržį, apie veiksmą. Tai kažkas tai keičiasi jūsų mąstyme, kaip jūs save suprantate šeimoje, kokios jūs šeimos norit. Toks jausmas, kad kažkaip pradedat save labiau realizuoti toj šeimoje, kurioje jūs gyvenate ir pradedate galbūt labiau jausti savo vertę, netgi tam vienete toj šeimoje, kurioje esate. Alternatyviai, jeigu kalbu žmonėms, kurie neturi galbūt šeimos ar partnerio ir kol kas yra vieniši, matau, kad visų pirma kova ateina suvokimas, kad jums ir taip gerai, kad nėra jūsų čia kažkoks trūkumas ar brokas, kad jūs vienišas. Kaip tik, man atrodo, kad kova jūs pagauna tokį įkvėpimą daryti dalykus vienas pats su savimi, tarsi atrandate tame, kad gal dar aš ir vienišas, bet vis tiek gyvenimas turi ką pasiūlyti ir atrandat veiklų ir užsiėmimų, kada nelabai to partnerio ir trūksta. Kita vertus, man yra jausmas, kad neužilgo ir ateina ta šeima, ar tas pagausėjimas, ar tas partneris, kurio jūs norite ir kad šiltųjų metų sezonu, gal nebūtinai kovą, bet pavasarį, vasarą ateina tam tikrų svajonių išsipildymas, kas liečia šeimą, partnerystę ir vaikus. Tai kol kas tiek apie šeimą ir partnerystę, sakyčiau, labai toksai energingas ir veiksmo kupinas mėnuo, kas liečia santykius, kas liečia šeimininius reikalus. Gerai, toliau tada keliaujame į darbą, pinigus. Į darbą, pinigus keliaujam. Ką apie darbą, pinigus galiu šitai grupiai papasakoti. Tvirtai sėdi žmogus ant to, ką turi. Ir viena vertus, sakyčiau, gal ir viskas gerai, čia, kad jisai sėdi, kita vertus yra iš šonų dvi kortos, kurios simbolizuoja, poreikį naujų dalykų, naujų įspūdžių, naujų galbūt pajamų šaltinių. Visgi šita korta, kurią jūs pasirinkote, ar ne? Arba kur jums pagal zodiaką buvo priskirta, jinai simbolizuoja, kaip sakiau, judėjimą, pasirinkimus, veiksmą, tokį žmogus daro, ar ne? Ir man atrodo, kad ties darbu jūs suprasit, kad jūs galite padaryti daug daugiau negu anksčiau galvojote, įsikvėpsite save tam tikroms naujoms idėjoms ir veikloms ir užsiėmimams. Ir aš lygiai jaučiu, kad ateina pasiūlymai arba keisti darbą, arba pereiti kažkokias kitas pareigas, arba galų gale pradėti kažką tai dirbti. Ir toj srity, kur dabar galvojat, kad gal neverta, gal šiek tiek bijot ir dėl to sėdite toj komforto zonoje bijodami kažko tais naujo, bet visgi tą pasiūlymą aš matau ir jisai ateis toksai labai aiškus, labai suprantamas, toksai, kad iš tos pusės, kad gausit ir iš karto suprasit, kad čia yra tai, ko aš ir laukiau. Ir tada, kai jūs įpriimat, jūs sugebat išsijudinti iš tos tokios, sakyčiau, status quo padėties savo piniguose ir karjeroje, kada kaip ir viskas gerai, bet nesijudina reikalai taip, kaip norite.
Ir tada jūs pradedat judėti, pradedat progresuoti, pradedat žongliruoti, ar ne, naujais dalykais ir tas potencialiai ilgalaikiai perspektyvoje atneša daugiau pinigų, bet kova pagrindė, į ką akcentas yra, kad į priėmimą naujos idėjos, naujos motivacijos, naujo pasiūlymo ir jeigu galvojat keisti čia, nekeisti darbą, plėstis, koreguotis kažką, tai pokytis ir lankstumas yra atsakymai, kad taip, to reikia. Gal ne viską iš pagrindų, ar ne, galbūt ten toj srity, ką darote, kažkaip prasiplėsti, ar ne, galbūt pasitobulinti savo kvalifikaciją, bent jau, o gal kitiem tai ir reikš, kad iš tikrųjų visai galbūt net ir kitas darbas, ar ne, ar kita veikla, bet kokiu atveju, pasiklausykit savo intuicijos, nes man atrodo, kad kurį laiką jums sako, kad toj srity kažką reikia keisti, tai kovas yra puikus laikas pradėti kažką tais, tarsi nuo pradžių, bet su tuo bagažu ir su ta patirtim, kurią jūs jau turite. Tai tai puikiai, dabar pasižiūrime jūsų asmeninis augimas, jūsų savijautos, sveikatos ir panašiai. Ką galim pasakyti šitiem žmonėm? Taip, turim 3 kortas, taip, labai gražias, labai puikias, labai tokias, sakyčiau, toks man ramumas. Ir kas turbūt bus jums gal ir patiems keista, kad gal jūs esate žmonės linkę šiaip pastresuoti dėl pokyčių, dėl to, kad čia dabar reiks kažką keisti, ar čia kažkas, toks atrodo, kam čia to reikia, gal ir taip gerai, bet kovą aš jaučiu iš jūsų ramybę, kad reiks tai pakeisiu, reiks tai tvarkysiuosi. Ir atrodo, kad ateina tas suvokimas, kad jūs labiau pasitikit gyvenimu, matau, kad super aprimstat, nurimstat emociškai ir psichologiškai. Tarsi pradedat su tokiu laukimu ir su nekantrumu žiūrėti į ateinančius pokyčius jūsų gyvenime, nestresuodami, be panikos, be nemigos, toksai atrodo, suvokėt, priimat, jūsų kūnas irgi ramus, ateina pokyčiai, viskas tvarkoja, bet tie pokyčiai yra būtini ir jūs tą jaučiat. Ir psichologijoje ir emocijose jaučiu jūsų tokį, žinokit, labai tvirtumą. Kita vertus, iš kitos pusės jūs labai jaučiat daug, jūs ir emocionuojat, ir jausmingi, ir jautrus, ir tas jūsų jautrumas ir emocingumas labai atsiskleidžia kovo mėnesį, bet ne ta prasme, kad daugiau stresuojat ir daugiau bijot, bet ta prasme, kad daugiau džiaugiatės, daugiau patiriat malonumą, daugiau mylit, toks. Ir tam tikra prasme, yra atgimimas. Pavasaris ir žaliuojantis lapai tikriausiai atneš ir tai, kad pasijusit atgimęs, tarsi, atmiegojot kažkokį tai laikotarpį, atmiegojot tą žiemos miegą, viskas, laikas lysti jau ten, kur buvot pasislėpęs, laikas parodyti save pasauliu ir dar svarbiau laikas patirti tą pasaulį ir patirti gyvenimą. Tai psichologiškai ir emociškai ir net fiziškai labai atsigavimas, atrodo pakylat, net jeigu turėjot kažkokiu tais sutrikimų, man kažkodėl dabar prabėgo mintis lėtiniai sutrikimai, chroniški sutrikimai, jeigu tokių turėjo žiemą, pavasarį per pasikeitusi ritmą gyvenimo, per gal net ir rutiną ir per mąstymą, keičiasi ir tie dalykai ir nematau, kad čia reiktų labai kažkaip prakaituoti ir save versti, kad tie pokyčiai ir rezultatai būtų, tiesiog jūs keičiatės pagal jūsų vidų, ten, kur jūs jaučiat, kad jūs nori pravesti ir automatiškai tvarkosi ir tam tikri dalykai, jeigu turėjote kūne. Tai sakyčiau, puikus jums mėnuo, proveržio mėnuo, lankstumo mėnuo, kada prasiveršit, vis tik tais padarysit tam tikrus sprendimus ir panašu, kad juos jau reikia daryti, nes jie atneš jums, palankius rezultatus. Tai ačiū, kad žiūrite, jeigu norite asmeninės prognozės, primenu, galite man rašyti elektroniniu paštu dovilestaro@gmail.com. Ačiū, iki. Labukas dar kartą tie, kas pasirinko vaisingumo kortą, tradiciniam taro tai yra imperatorės korta. Vaisingumas, ar ne? Ir simboliškai šita moteris ir laiko rankas maždaug ties pilvu ir toks jausmas, kad kažką išsigimdysite iš savęs, kažkokį tai padarysite turbūt proveržį ir pasirinkimą. tą, kuris turbūt jau jumise bręsta, o galbūt netikėtai pagausite įkvėpimą pradėti gyvenime kažką tais naujo, susitvarkyti su tam tikrais dalykais. Man toks ateina pirmas visgi vaisingumas, ar ne, kad žmogus būtų vaisingas, jis turi būti susiderinęs ir sveikas, ir ne tiek fizikoje, tiek psichologijoje savo, tiek savo emocijose. Tai ateina toks man, išbaigtumo mėnuo, atrodo, jūs susidėliojat savy tuos dalykus ir tokia ateina mintis, prasidirbat su turbūt baimėm, kompleksais, traumomis, tiek kiek reikia, kad vis tik galėtumėte iš savęs sukurti tuos kūrinius, kuriuos jūs norite kurti gyvenime. Tai čia tokia pradžia.
Pasižiūrėkime toliau. Taip, tiesa, jeigu pasirinkot ne pagal kortą, o pagal zodiaką, tai primenu, kad jūsų zodiakas tada yra Skorpionas, Vandenis, Ožiaragis ir Šaulys. Gerai, tai dabar pasižiūrime, kokios gyvenimo sritis bus labiausiai svarbios, labiausiai užkabinamos jums kovo mėnesį. Taip, turim vieną sritį, vėlgi turim partnerystės būstą ir vėlgi 9 būstą, labai įdomu, lygiai tos pačios kortos, kaip ir pirmai grupiai, ir kažkodėl jums dar panorėjau ištraukti dar ir 3 pinigai. Pinigai, bendri pinigai, šeimos pinigai, pinigai su partneriu, bendra šeimos gerovė, vat tas sritis, kurioje panašu koncentruositės ir kuri bus labai svarbi. Ir kita vertus taip pat 9 būstas, bet man kažkodėl norisi prie pinigų pritraukti toks jausmas, kad akcentas bus į jūsų, ką jūs galite sukurti, ką jūs galite duoti savo, duoti kitiems, bet kartu prasiplečiant. Ir panašu, kad vis tik tas atsirems jūsų finansus, jūsų pinigus, bet dar iš pradžių į tai, kiek jūs galvojat, kad jūs turite teisę ir esat vertas turėti, ar ne, pinigų ir materialiaja prasme. Ir mes matom prasiplėtimą. 9 būstas yra naujas požiūris, prasiplėtimas. Yra toksai, sakyčiau, gal net, kartais ir labai šuolis sąmonėje žmogaus, kada jisai, pradeda galvoti visiškai kitaip, negu galvojo anksčiau. Tai su pinigais ir su tuo, ką jūs galite turėti šiam žemiškam gyvenime, su ta materija labai keičiasi jūsų požiūris. Ir galbūt anksčiau ta materija, nebuvo jūsų prioritetas, bet kovo mėnesį suprantat, kad, kol gyvenam šitoj žemėje, kol čia viskas yra, ar ne, iš materijos, tai pinigai ir tam tikros vertybės ir tam tikri daiktai ir turtas, visai ir reikalingi, ar ne? Ir jūs kažkaip pradedat suvokti, kaip tą savo turtą, kaip tos pinigus panaudoti, kaip jų pasididinti, ar ne? Tam, kad, išpildytumėte tam tikrus šeimyninius partnerystės norus ir tikslus, taip pat ir tos pinigus panaudojat netgi, sakyčiau, ir savo vidiniam augimui, tai galbūt, pavyzdžiui, ar ne, nusprendžiat nusipirkti tam tikrų knygų, paskaityti, arba užsirašyti kažkokius kursus, arba nusiperkat kelionę, kuri taip pat pasitarnauja jūsų sąmonės plėtimui. Tai pinigai ir jų panaudojimas savo asmeniniams tikslams ir šeimyniniams tikslams, yra ta labai svarbi tema jums kovo mėnesį. Tai dabar žiūrime toliau. Dar tiesa, ištraukim, kokios energijos jūs lydės. Chironas, sužeistasis gydytojas, kitaip tariant, teks padirbti su savo traumom ir baimėm ir panašu, kad prasidirbti su savivertė, nes vėlgi pinigai, ar ne? Pinigai yra mūsų, simbolizuoja, kaip mes žiūrime pinigus, taip žiūrime tai, ko esame vertas ir, reiškia tą mūsų savivertę. Jeigu mes siekiame daugiau ir manome, kad esame verti daugiau pinigų, tai persiverčia į tai, kad, iš esmės mes save mylim, gerbiam ir laikome save pakankamai vertingais, kad tiek ir turėtumėme. Tai panašu, kad tema vidinė, tokio vidinio augimo, kuri bus užkabinta, tai yra savivertė ir vis tik tais prasidirbimas su savo kompleksais tam tikrais. Nepasigalvokit, dėl ko dabar galbūt laikot save, su trūkumais, ar ką jūs laikot savo trūkumais ir toks jausmas, kad suprasit, kad galbūt čia visai netrūkumai, arba tiesiog nustosite juos gilintis ir laikytis už jų prisikabinės ir kovą, juos paleisite. Gal ir dabar jau esate tame kelyje ir atrodo, kad, pamatysite giliau negu jūsų baimės, jūsų ten kažkokie tais įsivaizduojami tie trūkumai ir po jais rasit savo talentų, savo stiprybės ir svarbiausia atrasit meilę savo pakankamai, kad leistumėte savo gyvenime patirti daugiau tų dalykų, kuriuos norite patirti. Tai toks, sakyčiau, labai gražus, su labai gražiu vidiniu virsmu yra jūsų mėnuo. Tai dabar pasižiūrėkim dar, ką jums kortos nori pasakyti. Paimkim dar keletą šitų apvalučių. Taip, ką mes turim? Paimkim šitą, nors čia mėnesio kortą, bet kažkaip ją atkreipiau dėmesį. Ir dar vieną. Tai bokštas. Šitas bokštas sako, kad tvirtas pagrindas jūsų gyvenimo ir jūs tą pagrindą labai pajausit ir dar sutvirtinsit kovą. Tai jeigu dabar jaučiat, kad šiek tiek kažkur tais svirduliuojat ir nesat toksai, susistigavęs tais aspektais, kuriais norite būti, tai kovą vis tik atrasite tą tvirtumą. Ir dabar vėl žiūriu į šitą kortą. Šita moteris labai tvirtai, tokių ramių žvilgsnių žiūri.
Tai nereiškia, kad jinai kažkokia atsipalaidavusi ar tinginiauja dabar, bet jinai turi fokusą, jinai nesiblaško ir jinai yra rami, kad taip kaip bus, taip ir bus gerai. Tai va, tas jūsų turbūt tikėjimas, kad nebūtinai išsilaužti iš savęs visada tik tą rezultatą, kurio tuo metu siekėt, bet aišku stengtis ir daryti, bet kartu, galvoti, kad kaip bus, taip ir yra tinkamai, ar ne? Galbūt suteiktų, tą tvirtybę ir galėtume tą savo vidinį bokštą išlaikyti stabilesnį. O, taip pat turime dėžutę, kuriame sakoma, kad, galbūt gausite dovaną. Iš tikrųjų, man toks jausmas yra, kad ta dovana galbūt, kita vertus turėjom ir pinigus, bet kad ta dovana visų pirma bus tokia vidinė, kad jūs tiesiog savyje atrasite tą stiprybę ir tą pasitikėjimą ir tada tai persivers realiai, į tam tikrą materialinį daiktą ar dovaną ar pasiūlymą ar panašiai. Pasižiūrėsime paskiau, mes dar patikslinsime. Ir taip pat, turime gegužės mėnesį, toks jausmas, kad kovas, balandis, gegužė, galbūt tas 3 mėnesių laikotarpis yra tas, kada, įsitvirtins tas jūsų vidinis bokštas ir atrodo, dabar tas pavasaris yra iš tikrųjų jūsų žydėjimo laikas, kada galėsit pasidžiaugti tom dovanom, kurių galbūt jau kurį laiką laukėt. Tai dabar einame jau mes prie konkrečių gyvenimo sričių, kur tos mano kortos, Einam prie konkrečių gyvenimo sričių, pasižiūrime. Iš pradžių pasižiūrėsime, ką jums žada santykiuose ir draugystėse, meilėje, tai patikriname. Vaisingumas. Tai kas čia dabar su tuo vaisingumu? Naujos pradžios, kurių galvojat, kad jau nieko gero nebus, kažkoks toks ateina jausmas. Tai arba buksuojančiose santykiuose naujos pradžios, jūs atsigaunat ir tarsi prikeliat santykius iš tam tikro neaiškumo. Kitiems yra tokia žinutė, kad galų gale išsivaduosite iš tų neaiškių, tokių, net ateina žodis netikrų santykių, pasigalvokit. Kažkodėl ateina tokia mintis, jūs aišku prisitaikykit savo, pasižiūrėkit kritiškai. Bet ar nesat savęs pastatę meilėje ir čia, nekalbu apie tuos, kurie jau turi ilgalaikius, rimtus santykius, šeimas ir taip toliau, kalbu apie tuos, kurie galbūt, turi tą kažkokį partnerį, bet kaip ir neaišku. Toks atrodo, ar jūs nesat savęs įtikinęs, kad jūs jį turit, nors realiai, kaip čia pasakyti, materijos tame santykyje nėra. Lyg yra santykio forma ir statusas kažkoks gal, bet viduj, nėra ko užpildyti. Tai man atrodo, kad jūs, nebesinervuokit ir nebebandykit išlaužti ten kažko, nes ir jums rodo naują pradžią, 2 naujas pradžias nuo 0. Tai tai jeigu yra ten materija ir jeigu yra ko užpildyti tą santykį, yra jausmai, yra kažkoks supratimas, yra pastangos iš žmonių, tada matau labiau tą prikelimą. Bet jeigu pasižiūrit per savo širdelę ir matot, kad ten labiau tik statusas ir forma, 0, o ten viduj nieko, ar ne? Tai žinokit, geriau tą projektą palikit ir panašu, kad ateina jūsų gyvenimą daug įdomesnių veiklų, užsiėmimų ir žmonių tame tarpe. Ir nebesiviniokit kažkokiuose tai ten siūluose, ratuose, kur nėra naudos. Tai tokia gal čia labiau specifinė žinutė tam tikram tik procentui žmonių, kurie klausys, bet, žodžiu, turėjau pasakyti. Tai dabar kalbu apie tuos jau, kurie turi santykius ir šeimas. Matau, kad atsigaunat, bėgat, lekiat, sproginėjat, čia viskas. Toks jausmas, kad ir romantika, ir aistra, ir ten visi tie dalykėliai, ir projektai, ir šeimininiai. Dėl to mes ir turėjom ir 7 būstą ir pinigus, ar ne šalia, atrodo, atsiranda jūsų šeimoje noras plėstis. Ir čia ta pilį, matau, toks jausmas gal yra dėl bendrų namų, dėl bendro gėrio, dėl bendro kažkokio, pasigerinimo savo buities, kasdienybės, būstų ir panašiai, atrodo, kaip, esate užsivedę ir su partneriu randat bendrą požiūrį, kadangi ir tas žmogus į tą pačią pusę žiūri, toks atrodo, galit su partneriu būti pakankamai skirtingo charakterio arba skirtingų netgi gal net prioritetų gyvenime, bet kova, jūsų tie skirtingumai susideda į labai gerą tandemą, į puikią komandą, kada galit pradėti šeimyninį naują projektą su puikiais rezultatais, kurie gal jau duos tą galutinį rezultatą, pavyzdžiui, gegužės mėnesį, ar ne? Kadangi turėjom jums tą kortą. Tai bet kokiu atveju, ar ten vienišas, ar pusiau vienišas, ar turintis porą esat, matau labai gerą pokytį į gerą.
gaunate tai, ko siekėte ir ko norite, bet vėl toks jausmas, būkite atviras tam rezultatui, kurį gausite. Aišku, tikslą kažkokį tai turėkite, ar ne, jį reikia turėti, kad žinotumėt savo kryptį, bet, leiskit gyvenimui jūs pravesti šiek tiek kitais keliukais, nes man toks jausmas, kad jisai bandys jūs pravesti ir tie keliai bus trumpesni, tikslesni ir, tas rezultatas bus dar geresnis. Tai va, tai gerai, tai dabar žiūrim su darbu, su pinigais, kažkaip čia darosi, kažkaip čia tos kaladės šiandien man vartusi į visas pusės. Ir žinau kodėl, nes vakar, kai baigiau užsakymus, tai kažkaip aš čia tai pasidėjau. Bet turbūt ir dar kitas dalykas, kad kovas toks jausmas, vartys mus į visas pusės. Bet mes pasiduokim. Man toks jausmas, kad nėra ko čia priešintis, nes jeigu mes norim gyvenime, pasiekimų, pasikeitimų, ar ne, ir to jausmo galų gale proveržio, tais pačiais būdais, kurio jo siekime ir nepasiekėme, jau ir nepasieksime, ne? Tai reikia keisti taktikas, reikia keisti mąstymus ir leiskim, kad gyvenimas mums padėtų. Gerai, tai dabar darbas, pinigai, šitos rytis. Čia matau labai prieštaringas energijas. Gerai, turim 2 kortas, kurios kalba apie nelabai kokią energiją, o dabar turim... Taip, tai taip ir jaučiau. Dabar žiūrėkit, yra kažkas su jūsų darbo pinigais, bet kalbu apie dabar kaip yra ir taip kaip buvo anksčiau biškiuką, keli mėnesiai atgal ir taip kaip yra dabar ir kovo pradžioj gal. Toks, labai nekoks jausmas. Jūs tarsi vėl, neturit savo vertės, lygiai susikompleksavę, kad čia kažkas, nepasiseka, kad čia kažkas negerai, jūs turėtumėt stengtis kažką daryti ir vis stengiatės ir vis negauna to, ko nori, gal dėl to ir paminėjau prieš tai, tą pavyzdį, kai sakiau, kad leiskim gyvenimui keisti mūsų, keisti mūsų aplinkybės, mūsų taktikas, mūsų formą buvimo, nes jeigu siekiam rezultato nėra, vadinasi, ne taip kažką darom. Tai jūs dabar darot, ne tai, kad ne taip, bet jūs kažkaip labai užsiakcentuojat į tą, ko jūs norit, tada negaunat lygiai to, ko norit, užsiparinat tada jau viskas blogai, jūs čia blogas, jūs čia jums nesiseka, neturit nei kvalifikacijos, nei charizmos, nei talentų, nei gebėjimų, nei nieko ir iš viso jau čia blogai. Tai, ištemti save iš to noro visų pirma viską sukontroliuoti, nes jūsų pagrindinė kančia darbe, piniguose ar nesirealizavime gimsta iš to, kad jūs, bandot viską sukontroliuoti ir įsivaizduojat, kad jūs viską žinot geriau negu dangus, visata, kosmosas, dievas ar ko jūs ten tikite, ne? Toks jausmas, biščiuką iškeliat save, kad jūs čia jau žinot geriausiai, bet, taip, jūs žinot labai daug, bet, žmogus, nėra visažinis, ar ne? Ir jis gyvena ir tol, kol gyvena, jis mokosi. Ir leiskit jums padėti. Ką matau, kad jūs nelabai leidžiat, kad jums gyvenimas padėtų. Jūs tarsi suka į tam tikrą pusę, tarsi pameta įkvėpimą, žinutę, kažkokį tai patarimą. Ir jūs galvojat, kad vis tiek jūs žinot geriau. Ir aš sakau tą žinodama, kad jūs tikrai turbūt žinot, daugeliu atveju galbūt geriau ir daugiau. Bet yra tam tikri dalykai, jeigu jaučiat, kad stringat 1, 2, 5, 9 kartą, gal reikia keisti taktiką, mąstymą, o galbūt iš vis reikia sustoti ir nedaryti nieko kelias dienas, ar ne, kad prasimakaluotų tie jausmai ir energijos ir, galų gale galėtų įsiterpti tą pagalbą, kuri nori. Nes dabar jūs varot, nėra rezultato, bet vis tiek varot ir, nėra kaip įsikišti žmonėms, situacijoms, ženklams, angelams ar kam gerne, kad jums padėtų. Tai biški, atsipalduokit, atsitraukit nuo tos kovos. Ir nustokit sieti savo vertę ir savo išvis gyvenimo prasme su tuo, kaip šiuo metu jums sekasi darbe. Taip, tai, dalinai siejasi žinoma, bet kita vertus, tai nėra 100%, kad tik tai pasako, kas jūs esat, ką jūs galit. Mes negalime absoliutinti to, ar ne? Ir kai jūs tą suvokėt, kai jums dabar tiesiog tai reikia biškiuką atsipalaiduoti, atsitraukti, biškiuką tegu pateka viskas sava vaga, matom iš karto po skausmo kortos, tokios gal net dramatizuotos skausmo kortos, matom laimę, noriu išsipildymą, atsipaldavimą. Nes dabar tiesiog paleiskit, jeigu esate iš tų žmonių, kur nėra darbe taip, kaip norit ir piniguose, paleidžiat, atsipalaiduojat, skaniai pavalgot, susitinkat su draugais,
Ir matot, kad tarsi kažkaip dalykai keičiasi, kuo jūs mažiau bandot sulaikyti kontrolę, tuo labiau keičiasi ir tada jūs pradedat judėti, jūs realiai pagaunat kitą srovę ir pradeda jūs gyvenimas nešti į kitą pusę, o kitoj pusėje yra sėkmė. Vadinasi, ką dabar jūs darot, jūs einat prieš savo sėkmę. Jūs bandymų sukontroliuoti, bandymų padaryti daug visiems parodyti, kaip jūs čia mokat, koks jūs čia fainas ir panašiai, gal dar net ir įtikti visiems. Negauna to, ko norit. Vadinasi, viskas. Į kitą pusę ir kitoje pusėje mes turim karalienę. O karalienė, jinai nedaro to, ko iš jos tikisi. Karalienė yra karalienė, jinai gyvena tą, ką nori, daro tą, ką nori, gal jinai iš vis renkasi nedirbti, gal pinigus gauna iš kitur. Toks, žinot, aš nesakau, kad dabar reikia palikti savo tą karjeros sritį ar tą veiklą, kur esate, bet bent jau toj srity keisti požiūrį. Viskas, nėra, kad jūs turite patekti kažkur, rasti kažkokį receptą ir ten įtikti žmonėms, ten rinkai ar ne, ir kažkaip vis tik pakliūti kažkokius standartus, kad jums pasisektų. Ne, jūs patys susikūrėt savo standartus, jais tikit ar ne, ir viskas, ir jums tada sekasi. Perverskit tą visą sėkmės formulę į kitą pusę. Tai va, ir aš matau, kad ypatingai turbūt nuo kovo 9 kažkodėl taip, nuo kovo 9 dienos viskas labai keičiasi. Tada 1 kovo savaitę gali ten šiek tiek su savim pakovoti, bet patarimas būtų per daug gal ir nepersidirbti, daryti tai, ką, iš esmės jaučiat, kad reikia, bet, šiek tiek atleidžiant vadeles, daugiau pasimėgaujant gal šiaip tuo apskritai buvimu gyvenime. Ir tada gyvenimas jums pameta naują pasiūlymą, patarimą, kažkokią galbūt net partnerystę, iš tos srities ir tada suprantat, kad kad jūs per daug darėt, per daug čia stengiatės, per daug nervavotės ir kad viską galima pasidaryti daug lengviau. Tai va. Ir su pinigais irgi, jeigu dabar jaučiat, kad nėra tų pinigų tiek, kiek norit, dar ateina tokia mintis, kad galbūt nemokat tais pinigais pasinaudoti pagal jų paskirtį. Pinigai yra ne kažkokiam susitaupimui juodai dienai, ne kažkokiam tik įsigijimui to, kas būtina ar ne, bet pinigai kartu yra ir malonumui. Ir jeigu jūs leidžiat malonumų ir galvojat, kad ten malonumas, gal ten nėra malonumas tas, kuriam reikia pinigus leisti, irgi pasigalvokit, kas jums yra malonumas ir kas yra naudingas malonumas. Ir čia leiskit ne, kad protas jūs pravestų, bet kad intuicija jūs pravestų. Ir tada, kai jūs pinigus pradedat leisti, jais naudotis, jais mėgautis tuose dalykuose, kur jums tikrai naudinga, tada tų pinigų pagal visatos dėsnius turėtų ir padaugėti. Tai va, pinigai, darbai, savivertė, bus labai svarbus klausimas šitą mėnesį, bet svarbus iš tos pusės, kad vis tik ten bus labai didelės permainos, pertvarkos, gal netikėtos, bet į gerą pusę. Gerai, ir dabar paskutinis jūsų vidinis augimas, jūsų sveikata, aišku, ir apie tai jau mes pakalbėjom, bet dar kažkokią informaciją, jeigu reikia, prašau duoti. Atsisveikinimas su praeitim, su praeities kompleksais, su praeities šmėklomis, netgi ateina toks kažkaip žodžių junginys, kažkur esat užsistagnavęs praeitį. Galbūt laikas jau galų gale prasidirbti su vaikystės kompleksais, su baimėm atsineštom iš vaikystės, su menka savivertė, kurią atsinešėt iš vaikystės. Čia yra kažkas su tėvais, su seneliais, su ta, žodžiu, karta, kuri jūs prižiūrėjo, augino, globojo, jums primetė tam tikrų pažiūrų, tam tikrų kompleksų, stereotipų, viskas, kuriuos jau reikia palikti. Ir čia suprasti, kad, taip jie tuo metu darė, kaip darė, gal nebuvo tobulas jų elgesys, bet, jūs esat suaugęs žmogus ir jau dabar jūs sprendžiate, ar vis dar laikotės kitų žmonių primestų dalykų ar ne. Ar jūs vis tik tampate savo gyvenimo karaliais ir valdovais ar ne. Ir jeigu tampate, viskas, jūs sprendžiate, kad man negalioja ten mano kažkokie trūkumai, menka savivertė, kad man galioja tai, kad aš esu puikus, tobulas jau dabar, ar ne? Aišku, aš dar galiu patobulėti, bet tai reiškia, kad aš jau dabar galiu džiaugtis to, ko aš noriu ir galiu turėti ir tiek pinigų, ir tiek meilės, kiek dabar noriu, kad jūs turite pilną teisę į tai. Nes dabar atrodo, tarsi jūs galvojat, kad kažkur jums kažkas nedavė kažkokių teisių, bet tų teisių nieks neduos, reikia eiti ir pasimti.
Ir 3 monetos rodo, kad plėtimasis labai irgi jūs kažkaip konstruktyviau mąstot, kūrybiškiau mąstot, nebesinervinat ties tais dalykais, kurie mažareikšmiai yra ir tarsi matot tikslą didelį projektą, matot platų vaizdą ir galbūt pas jums tas ir yra, kad jums, kai pradedat į detalės koncentruotis, jūs pastringat, jūs tada viską norit tobulai, o tobulai retai gaunasi ten, žodžiu, ir jums geriau pakylat ir iš paukščio požiūrio pasižiūrit į savo gyvenimą, laikote prioritetus tuose taškuose, kur reikia, bet kita vertus leidžiate, kad gyvenimas šiek tiek, pravestų jūs galbūt ir kitais keliais. Tai va, tai iš esmės tvirtėt psichologiškai, labai toksai darosi labiau į tikslą orientuotas mąstymas ir daugiau kūrybos, kaip tą tikslą pasiekti. Su sveikata, su fizika viskas čia gerai, o su emocijom teks padirbėti, bet matau, kad viskas kaip ir turėtų pavykti. Tai va, ačiū labai, kad žiūrite, primenu, kad galite užsisakyti ir asmeninę prognozę, galite rašyti man elektroniniu paštu dovilestaro@gmail.com. Ačiū, ate. Labukas, 3 grupė. Jeigu pasirinkot kortą, tai jūsų korta yra planavimas ir kantrybė. Jeigu pasirinkot pagal zodiaką, jūsų zodiakai yra avinas, svarstyklės, vėžys ir žuvys. Gerai, tai dabar pasižiūrim, kągi šitas planavimas, ką jūs čia planuosite, ką jūs čia statysite. 2 kolonos, 2 stiprūs pagrindai, ar ne? Ir tarsi praėjimas. Tarsi tos kolonos yra ir pagrindas kažkam, ką jūs ant tų kolonų statysit, ar ne? Bet toks tvirtas, ilgalaikis, gal net ilgaamžis. Ir kartu tas praėjimas tarp kolonų yra tarsi išėjimas, tarsi kažkoks portalas jums, į kitą gyvenimo lygį, į kitą gyvenimo kryptį, į naują gyvenimo formą. Ir to korta, kuri tradiciniam taro yra 7 monetos, jinai kalba apie tai, kad kartais gerų dalykų gyvenime reikia palaukti. Tai ne tai, kad čia dabar skatinu laukti ir kankintis ir čia apsišarvuoti tą kantrybę. Ne. Bet iš tos pusės, kad tam tikri dalykai, kurie gyvenime yra ilgaamžiai, pastovūs, tvirti ir duodantis ilgalaikę naudą, kartais jie nepasistato per dieną, ar ne? Ten sako, Roma nebuvo pastatyta per dieną, ar ne? Tai vat ir jūs statot savo tą gyvenimo Romą, savo gyvenimo gerovę, savo gyvenimo ilgaamžiškumą, savo gyvenimo turtus gal ir taip. Ir nesisielokit, jeigu ne per dieną, ne per mėnesį, ne per metus. Bet kita vertus, man čia yra patvirtinimas, kadangi šita korta simbolizuoja pusiaukelę. Kad jūs jau esat, net ne pusiaukelė, 7 jau yra pakankamai arti 10, ar ne? Tai jūs jau esat, padaręs didžiąją sunkiąją darbo dalį, dabar tik reikia, nenusimušti entuziazmo, išlaikyti kryptį, kur esate ir praeiti sėkmingai pro tą portalą. Tai pažiūrėsim, ar čia jau kovą ten tie praėjimai ir lūžiai jau bus, ar galbūt ir pavasarį, bet kokiu atveju nebe už kalnų. Tai va, tai neišsimuškit, dar šiek tiek ramiai, viską darot kaip darot, rezultatai jau matosi. Gerai, tai dabar pasižiūrėkim, kurioje srityje čia tie rezultatai matosi ir kur čia jūs savo Romos miestą statot, kuriuose srityse. Ir vėl ir pirmai ir antrai grupiai ir jums iškrito 9 būstas, gerai, tai vėlgi mes matom labai gražią tendenciją, nes jau kai dariau ir prognozę ir pavasariui irgi buvo daug kalbos apie požiūrio plėtimą, apie 9 būstą, apie sąmonės keitimąsi, sąmonės pakilimą, į sąmonės transformavimas, irgi tai yra man indikacija, kad šitus būrimus žiūri žmonės, kurie yra suinteresuoti augti, tobulėti emociškai, psichologiškai ir dvasiškai ir jūs tą ir darot. Tai šaunuoliai. Gerai, tai antras sritis yra pirmas būstas, yra įvaizdis, yra statusas, yra išvaizda, yra tai, kaip jūs bendraujate, jūsų charakteris, kaip jūs pateikėt save, kaip jūs galų gale matot patys save, ar ne? Pirmas būstas yra ta mūsų tokia kaukė, kurią mes užsidedam bendraudami su kitais. Tai nėra, kad mes kažką vaidinam. Bet tiesiog didžioji dauguma žmonių, jie turi tą vadinamą kaukę, tą vadinamą įvaizdį, kai jie bendrauja su kitais, kai jie pateikia save sociume ir viešumoje. Ir keičiasi tas, kaip jūs mato, jūsų statusas, atrodo, kaip jūs pats norit save pateikti, kaip norit save matyti pasaulyje, tas dalykas keičiasi. Ir suvedus kartu su 9 būstu, tai yra plėtimasis, tai yra pakilimas dar vienu, gal ir daugiau laiptelių aukštyn. Ir tarsi suvokimas, kad jūs jau galite išeiti į platesnę žaidimo aikštelę, tarsi nebereikia savęs riboti
ir jūs galite žaisti jau tuos žaidimus, kuriuos jūs norite, kurių manote, kad esate vertas, ir man čia labai siejasi su vis tik tai realizacija, statusu, darbu, pajamomis, su šitais klausimais. Arba alternatyviai, taip kaip jūs vertina kiti, atrodo kitų akise, jūs norite turėti tokį tvirtą įvaizdį, kad jumis labiau gerbtų, kad jumis galbūt net ir žavėtųsi, ir atsiranda būtent pasakiau žavėtųsi, atsiranda noras tam tikro šlovės, tam tikro susižavėjimo, atrodo, nebeužtenka jums tiesiog būti ir gal neužkliūti, bet jūs norit, kad jūs pastebėtų, ir čia yra labai geras ženklas, vadinasi, jūs ruošiatės būti pastebėtas ir ruošiatės tai sėkmei, kuri žada ateiti. Kol kas labai geri jausmai sklenda nuo šitos grupės, pasižiūrim dar tiesa, kokios gi energijos bus. Kokios gi energijos jums bus, prie 9 būsto turime Vestą ir čia turime Mėnulį. Jūs į save pasižiūrėsite iš šono. Man atrodo, jūs savo visą žavesį ir charizmą, nors nesate be žavesio ir be charizmos, bet tačiau jūs ją dar ribojat. Ir gal jums tai irgi staigmena, gal jūs galvojat, kad jūs jau čia labai atsipalaidavę žmogus esat, bet vis tik tai toks jausmas, kad kaip jūs galite dar labiau atsiskleisti, kaip jūs galite dar labiau save parodyti. Yra tam tikrai jūsų asmenybės dalis, kurią jūs laikot užslėpęs, panašu dėl baimių ir kompleksų, bet kai jinai atsiriša, neatsipalaiduoja, jūs viskas, jūs kaip karalius, jūs esate iš tų žmonių, kurie ateina į kambarį ir jie gali nepasakyti nei žodžių, bet jie bus ryškiausi, ar ne? Ir toks jausmas, kad jums, jūsų tam praėjimui pro tuos vartus svarbiausia suvokti, tą savo vertę, savo ryškumą, savo fainumą, savo tą šviesą. Ir panašu, kad jūs link to ir einate. Ir turime Vestą, kur irgi simbolizuotų kažką reikalai, kad susiję su šeima, su partnerystė, bet man čia labiau iš tikrųjų su gal netgi jūsų vidiniais dalykais, kažkur jūs save atstumėt. Kažkoks jūsų aspektas, jisai nėra priimtas jūsų tą, vidinę aspektų šeimą. Kažko jūs, tai galbūt ir yra tas jūsų ryškumas ir tas jūsų žvaigždės faktorius. Galbūt jūs dar kažkaip jį norite atstumti, bet panašu, kad reikia jį priimti į šeimą. Nes panašu, kad į šitą gyvenimą atėjote šviesti ir kovą suprasit, kad jūs to ir norit. Tai žiūrime dabar toliau, dar ištraukime kelias kortas iš šitų kortelių. Vieną ir gal šitą žiūri į mane. Ojojojoj. Taip, turime žirkles. Kažkoks tais buvo nepasitenkinimas ar nesusipratimas tam tikroje gyvenimo srity. Ir turim žirklės ir Omarą. Ir kažkaip atrodo, čia visai tinka ne viskas. Ir čia žirklės. Omaras kalba apie pinigus, vėlgi apie tam tikrą nepasitenkinimą pinigais. Kažkas yra, kad jūs žirklės, čia kažkoks irgi praėjimas. Jūsų gyvenimo žirklės. Jūs tarsi jaučiat, kad gyvenat kažkokiose žirklėse, kad jums yra uždėti kaip uždėti rėmai, kaip apynasris, kad jūs negalit apsižioti daugiau ir dėl to liūdit, bet to apynasrio niekas jums kaip ir neuždėjo, ar ne? Jis yra tas, kurio jūs gal nesuvokėt, kad jūs jį turit. Toks jausmas, kad jums padidėjo apetitas kovai ir jūs suprantat, kad velniop tuos apynasrius, nieko čia reikia tiesiog gyvenime gyventi. Ir jūs kažkaip atrodo, kad norit liktais įtilpti kažkokias tai vėžes, kažkokius tai rėžius, bet dėl to tik tais vis labiau ir labiau nusivilėt savim ir savo progresu, viskas užtenka. Žinoma, išsitaškyti į visas pusės irgi gal nėra naudinga, bet prasiplėskit ir iš vis kam to žirklės, kam tie rėmai. Tiesiog gal pabandykit gyvenime gyventi be rėmų, tiesiog pagal tai, kaip jūs veda širdis ir intuicija. Ir tada automatiškai gali išsispręsti ir kažkokie tais turimi nepasitenkinimai finansuose. Ir nepasitenkinimai realizacijoje, ir kaip jūs mato kiti jūsų statuse, vis tiek grįžtų prie tų pačių dalykų. Tai panašu, kad randam atsakymą, kad nereikia tų rėmų, nereikia įtilpti ten į kažkur. Jūs esat atskiras unikalus žmogus, ar ne? Ir leiskit, kad jūs vestų tas jūsų išskirtinis jausmas. Ir nebandykit pritaikyti savęs kažkokiems tai ten standartams. Gerai, žiūrime dabar, ką mums pasakys taro kortos konkrečiau. Dabar žiūrime apie meilę, santykius, šituos reikalus, pasižiūrim, ką kovas jums žada. Vėl praėjimas, toks, jums tas 2 ir tos žirklės ir tas praėjimas labai aiškus yra kovo mėnesį, tai aš tiesiog dar kartą pasakau, kad
Kovo mėnesį jūs praeisit į naują mąstymą, į naują pasaulėžiūrą, į naują suvokimą savęs. Su santykiai, su meilėm aš matau, kad jūs išeinat į naują buvimo lygmenį, į atsisakymą tam tikrų elgesio modelių, kuriuos turėjote. Irgi santykiuose biščiuką jaučiu, kad tie, kas dabar turi oficialius rimtus ilgalaikius santykius, jaučiu, kad kažkaip tos santykius norit sukontroliuoti. Arba bišķi kartais norit pakontroliuoti kitą žmogų, kad įsivaizduojat, kad tie kažkokie rėžiai, kad yra ribos ir čia jisai turi kažkaip tik taip daryti, jūs tada irgi turite tik taip reaguoti, bet aš matau, kad jūs nueinat nuo to elgesio modelio, nes jis nebeteikia pasitenkinimo, tai nustosit jausti tą poreikį, kad reikia sukontroliuoti jums čia partnerį, vaikus, santykius, save ir tiesiog pasiduosite šiek tiek likimui, kuris jūs veda ir tada matote santykiuose pralaisvėjimą, vėlgi kažkodėl gali būti ir kelionės, ir kartu daugiau praleisto laiko, ir toksai pasimėgavimas. Iš esmės santykiuose, ką dabar darot, norit sustiguoti, kad santykiai būtų pagal jūsų prioritetus, pagal jūsų standartą, bet kuo labiau tą daro, tuo labiau gal santykiai stringa. Tai, paleiskit. Jeigu santykiai paleidus irgi išsitaškys ir striks, tai tada jau aišku, kad gal tiesiog tie santykiai nėra tie santykiai. Bet gal kaip tik paleidus, ir su to partneriu kitaip prie viens kito prieisit. Ir daugiau to atsipalaidavimo, ir daugiau smagumo bus. Tai patarimas būtų nebesilaikyti taip įsikibus to kažkokio tai noro, padaryti tik taip, kaip jūs norit, nes kova keisis, kaip jūs norit. Dabar tie, kas neturi partnerio ar turit kažkokias neaiškės ten situacijas, vis tik matau, kad galbūt jūs atsisakote kažkokio tai labai didelio plano artimiausių metų turėti tuos santykius, nes visgi aš matau, kad suprantat, kad santykiai nėra prioritetas kovo mėnesį jums. Tie, kas vieniši arba tokie ant nežinios. Ir matau, kad jūs geriau paliekate tuos neaiškius santykius arba neaiškias galimybės, arba net gal kažkokius skaudulius iš praeities ir vis tik su optimizmu žiūrite ateitį ir laukiat naujų galimybių, o pasimatymų, paflirtavimų, kažkokių romantinių gerbėjų tai tikrai bus kovo mėnesį. Bet vėl, ar jūs ten labai įsipareigosit ar ne, nežinau, patarimas kol kas labai nešokti į artimus santykius, pasimėgau ten ar kažką, bet toks jausmas prioritetas jūsų vis tik tais realizacija, statusas, pinigai, tegu gal tai ir pasilieka kovo mėnesį. Dabar pasižiūrime būtent tą sritį, realizacija, statusas, pinigai, darbai. Kasgi čia nusimato? Taip, turim karalių, turim karalienę, vėl tas pats nuėjimas. 8-8, pinigai pasikeitimas į gerą ir imperatorė gausa. Jūs nueinat nuo to savo gyvenimo grinai, kaip čia dabar pasakyti, koks čia dabar žodis, statusas, personažas, vaidmuo, nuo tos rolės, kurią gyvenime dabar gyvenat, esat save įsidėjęs, kad jūs savo gyvenimo filme, ten esat personažas ten koks nors D, ne? Dabar jūs suprantate, kad jūs galite būti personažas ir A, ir B, ir C, ir Ž, ir koks tik norit. Ir toks jausmas, kad jums tai pasidaro lengva, tai pasirodo, aš neturiu būti tik tai toks, aš galiu būti ir kitoks, ir aš rengtis galiu kitaip ir kalbėti, galiu kitaip ir charakteris mano gali toks, atrodo, jūs galų gale, neberibuojat savęs įtilpti į tam tikrą formą, ir tada ką mes matom išsiskleidimą, vėl matom charizmą, matom efektyvius sprendimus, tokius, kad darot greitai, aiškiai ir suprantamai, ir tas duoda rezultatą, ir galbūt tas kantrumas ir tas planavimas irgi gali būti jau šiek tiek nueinantis dalykas, kad jūs ant to važiavote daug laiko ir šaunuolis, bet kovą jūs panašu, kad vis tik tais praeinate pro tą portalą ir suprantat, kad kantrumas yra gerai, kita vertus yra laikas veikti. Ir dabar jau kovas yra laikas, kada jau reikia pasinaudoti tais vaisiais, kuriuos užsidirbote būdamas kantrus ir planuodamas. Ir vėl, ką mes matom? Matom pinigus, matom pagausėjimą piniguose arba galimybę įgyti naują pajamų šaltinį. Ir į tą šaltinį jūs atves per intuiciją, per pažįstamus, per draugus, per kažką, ką jūs galbūt padarėte anksčiau, galbūt kažkam padėjot, galbūt su kažkuo bendradarbiavot ir tarsi grįžta dabar gera karma ir jums siūlo būdą, kaip užsidirbti pinigų ar kaip realizuotis geriau. Ir patarimas būtų priimti čia vienareikšmiškai, jeigu kažkas siūlys kažką naujo, priimat, pasidžiaugiat, padėkojat.
Ir dar kažkaip užkliuvo akis už tos karalienės, kuri taip ramiai sėdi susikoncentravusi į savo tikslą, tikslo nepaleidžia, bet kartu ir leidžia, kad tarsi gyvenimas šiek tiek, jeigu ką padėtų ar pakoreguotų. Toks jausmas, žinot, jūs turit projektą, kurį vat ir statot ir viskas tvarko, ir tas projektas jisai dar ir statysis, galbūt ir kitą mėnesį, ir kitus metus. Bet jau po truputį jūs vis gaunat labiau pasidžiaugti tais vaisiais, bet leiskit, kad gyvenimas irgi atneštų naujų vėjų, nes gali būti, kad jūsų kantrybė, kas anksčiau veikia kaip geriausias būdas gauti tai, ką norite, dabar nebe taip veiks. Tai leiskite, kad įneštų naujų formų, naujų strategijų, naujos pagalbos jums. Ir kad jeigu reikės, pasikoreguotumėt ir lankščiai pasižiūrėtumėt į tą tikslą ir į tą galutinę rezultatą, kurio siekiate. Bet statusas, ryškiai matom, statusas jūsų padidėja, pagražėja, jūs pradeda žmonės labiau pastebėti, pinigų gaunate daugiau ir potencialiai vis daugiau gaunate laikui bėgant, dėl to, kad atsisakote save statyti į tam tikrus rėmus. Ir pasižiūrime į jūsų asmeninis augimas, tobulėjimas. Aišku, apie tai aš jau ir viso būrimo metu kalbu, bet pasižiūrime, kas čia dar. Ir sveikata. Su fizinė sveikata čia kažkokių blogumų nematau, bet aišku, jeigu ką, tai visada patarimas kreiptis į gydytoją, aš tik tai šiaip tarp kitko ar ne pasižiūriu, bet į ką visada pasižiūriu, tai emocinę, dvasinę būseną. Tai ir psichologinę būseną. Vėl kažkokie sprendimai. Gali būti, kad būsit linkęs vėl biščiuką padvejoti, pabejoti, ar čia reikia pradėti naujus dalykus, gal čia pasilikti ten, kur esat ir nieko čia. Iš esmės, suprantat, kaip yra, jūsų tikslas, kuriuo siekiate, yra jums tinkamas, bet būdas, kuriuo siekiate to tikslo, gali keistis ir patarimas vis tik keisti, nes sėdėti vien tik tai ir laukti, jau praėjo tas laikas, jau jūs kažką tyliai ramiai darėt kantriai, dabar laikas bėgti, pasiimti ir pasidžiaugti rezultatais. Ir dar iš kitos pusės irgi matau, kad prasidirbsite su kažkokiu savo įsivaizduojamų trūkumų. Jūs galvojat, kad turit kažkokį ribojimą, baimę, kompleksą, kažką tai tokio ar ne, bet suprasit, kad ten labiau buvo gal jūsų įsivaizduojamas dalykas arba galų gale nuspręsite būti stipresnis už jį. Tai irgi man siejasi su išėjimu į viešumą, su išėjimu į matymą, kad jūs matytų, kad jūs ryškus, kad pastebėtų, pažiūrėk, kiek čia šitas per šitą mėnesį užsidirbo. Wow, kaip jis taip gali. Ir anksčiau, jeigu kažkas tai pasakytų, tai jums gal ir nesmagu, gal ir tada norisi čia sakyti, ai, čia netiek ir daug, ai, čia tai man pasisekė, ai, čia tai nieko, o dabar taip užsidirbau, nes aš geras, nes aš stengiausi, ar ne? Ir toks pripažįstate, taip, aš šaunuolis. Tai va, to dar stipresnio pripažinimo, kad jūs šaunuolis, jūs tą pripažinimą savo duodat kovą ir tada matom, kad viskas juda visose srityse į gerą. Tai va, ačiū labai, kad žiūrėjote, puikaus jums kovo mėnesio, jeigu norėsite asmeninio būrimo, galite kreiptis elektroniniu paštu dovilestaro@gmail.com. Ačiū, ate.